Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, aš Laisvūnas, o čia laida VASD. Šiandien aptarsime Lietuvoje vykusi CSGO 2 turnyrą, Tarptautinėse sporto federacijos kontroversišką sprendimą, Aleksandro Zinčenkos investiciją į e-sportą ir Elono Musko nušvilpimą. Kaune ir Vilniuje Topo centro parduotuvėse vyko CSGO 2 turnyras, o į renginį atvykę žmonės galėjo išbandyti žaidimų konsolės ar naująjį Counter-Strike 2. Kauno renginyje susirinko 10 komandų, tarp kurių buvo ir lietuviškose turnyruose dažnai matomų veidų. Finale susitiko buvusio SD Invicta trenerio Richardo Viker Vismanto atstovaujama Fazmatis prieš Lino Fier Žilinskio ir Manto Madžin Grimailos duetą pavadinimu Wagvan. Finale triumfavo Fazmatis. Vilniaus renginyje taip pat vyko labai atkaklios kovos. Pirmieji finale vietą užsitvirtino 2-2 turnyruose paskutiniu metu puikiai atrodantis Pauk ir Spolo duetas Malūno fanai. Antrajame pusfinalyje įvyko vienas įspūdingiausių 2-2 turnyruose matytų sugrįžimų. Pirmąją pusę 2015 komandai laimint rezultatu 7-1 Braškėnai nepasidavė ir antrojoje pusėje laimėjo visus žaistus raundus, persverdami rezultatą ir laimėdami pusfinalį 9-7. Finale kova nebuvo tokia įtempta, o Malūno finalai saugiai užsitvirtino nugalėtojų titulą, įveikdami varžovus rezultatu 9-3. Įdomu tai, kad turnyro dalyviai pirmą kartą žaidė turnyrą naudodami ne įprastus stacionarius, o nešiojamus žaidimų kompiuterius MSI, kartu su partneriu Logitech Periferija. Tarptautinė sporto federacija nusprendė sugrąžinti Rusijos žaidėjus ir leisti jiems naudoti nacionalinę vėliavą ir himną. ISF rengia pasaulio čempionatą Jasose, Rumunijoje. Anot rusų pareiškimo, federacija taip pat surengė balsavimą, kuriame 32 delegatai balsavo už sugrąžinimą, 13 buvo prieš, o 25 susilaikė. ISF prezidentas Vladas Marinescu rumunų kilmės amerikietis, taip pat yra Tarptautinės dziudo federacijos generalinis direktorius. Rusijos sporto prezidentas Dmitrijus Smitas teigia, kad sportas turi vienyti, todėl bet kokia sportininkų diskriminacija dėl nacionalinių ar kitų priežasčių yra nepriimtina. Todėl jie džiaugiasi, kad jiems pavyko panaikinti ankstesnį sprendimą. Lietuvos sporto asociacija smerkia šį Tarptautinės sporto federacijos priimtą sprendimą. Ukrainos futbolininkas Londono Arsenalo klubo gynėjas Aleksandras Zinčenka nusprendė pasukti į elektroninį sportą. Jis investavo į savo gimtinę CSGO ekipą. 26 futbolininkas nekartą išreiškė savo meilę e-sportui, o ypač Counter-Strike disciplinai. Žaidėjas dalyvavo keliose labdaros projektuose, kuomet buvo renkami pinigai karo nuniokotojų futbolininko gimtiniai. Dabar Zinčenka nusprendė dar labiau prisidėti prie sporto vystymo Ukrainoje. Kartu su žinomu CSGO treneriu Michailu Keinblagenu investavo į Passion UA projektą. Minėtasis strategas praeityje vadovavęs tokiems garsiems kolektyvams kaip Navi ir Gambit ir bus tas žmogus, kurie ves į priekį naujai suformuotą Passion UA ekipą. Ukraina yra viena pirmaujančių valstybių CSGO disciplinoje, o Navi žaidėjas Aleksandras Simple Kostiljevas tituluojamas geriausiu visų laikų Counter-Strike žaidėjų. Puikių pasirodymų dėka Kostiljevas ir buvo vienas tų, padariusi didžiulę įtaką Zinčenka susidomėjo ukrainietišku Counter-Strike'u, kuris pripažįsta, jog vaikystėje labiau norėjo tapti profesionaliu e-sportininku, o ne futbolininku. Elonas Muskas buvo nušvilptas Valorant pasaulio čempionate. Valorant Champions turnyras vyko rugpjūčio 6-26 dienomis. Šiame turnyre dalyvauja 16 stipriausių pasaulio komandų. Tai yra prestižiškiausias metų Valorant sporto turnyras. Jo prizinį fondą siekia 2,25 milijonai JAV dolerių. Prestižinėme turnyre dalyvavo ir lietuvis Žygimantas Nūkė Chmeliauskas. Jo atstovaujama Giants Gaming pasirodymą pasaulio čempionate baigė 9-12 vietose. Turnyro finalų varžybų metu kamera parodė į publikoje sėdėjusi Eloną Muską. Jis buvo pasitiktas ne plojimais, o nušvilpimais. Kuomet transliacijoje buvo sugrįžta į žaidimą, Los Andželo publika nesustoja erzinti Musko. Iš arenos publikos staiga pasigirdo skanduotė Bring back Twitter arba susigrąžink Twitterį. Milijardierius įsigijęs Twitter sulaukė didžiulės kritikos lavinos dėka jo prastų sprendimų susijusių su masiniu darbuotojų atleidimu, pajamų gavimo modelio ir platformos moderavimo pakeitimu. Jis taip pat nusprendė pakeisti Twitter pavadinimą į X. Gegužės mėnesį įmonės vertė krito 67%. Šiandienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitą savaitę. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.